Sveiki žvėjai. Taip, dažnas iš jūsų pagaujat ungurį, atvežat pas mūsų rūkyti, bet dažnai būna išdarinėtas nelabai teisingai arba retas kitas ir nenori net apsiimdarinėti. Taip, kad dabar parodysiu, kaip teisingai išdarinėti ungurį. Atvešit mums rūkyti, bus mums mažiau darbo, jų pigiau, visiems bus nuo to tik geriau. Pirmas etapas, reiškia, ungurys gleivės, pirmiausia gleivės. Labai stipriai, aišku, yra nuvalomas gleivės. Reiškia, nerodysiu, bet suprasit patys, kad turi būti švari, sausa oda ungurio. Sekantis etapas, reiškia, skrodimas. Taip. Nuo išangės į viršų pradedam, prapjaunam ungurį. Reiškia, štai dabar labai svarbus momentas, reiškia, tokio dydžio ungurio, reiškia, kažkur dar reikia skaičiuoti 2-3 reiškia, centimetrus, dar toliau tęsiasi, reiškia, viduriai. Todėl čia toliau reikia dar daryti įpjovimą, bet negilų, kadangi ten toliau, giliau bus tokia kraujo reiškia maišas, matot, kurį reikės pašalinti. Tai va čia vienas iš svarbesnių momentų, reiškia, teisingai išvalyti ungurį. Na ir ką, reiškia, imam, šalinam, reiškia, vidurius ir priėjom prie svarbiausios vietos, reiškia, po truputį gražiai atskiriam nuo šoniuko šitą būtent tą kraujo maišelį. Geriausia būtų daryti tai su pirštais, kadangi kad jo nenutraukti. Čia matau, kad dar truputį reikia papjauti, kad atsidarytų. Faktiškai atsirems iki kaulo. Na ir ką, dabar traukiam, reiškia, šitą. Ir labai iš po lėto traukiam tą maišelį kartu su kraujagyslė. Šiaip šitą kraujagyslė būna ilgesnė, net iki 15 cm, kuo didesnis ungurys, to jinai didesnė. Atsitinka taip, ta kraujagyslė nutrūksta. Tada, reiškia, kokia išeitis, reiškia, atverčiam ungurį, reiškia, spaudam ir va taip įvairiais būdais išminkom. Tai tada tas visas kraujas, kuris, reiškia, čia yra uodegoje, reiškia, jisai išteka. Ir, reiškia, po to jau paruoštą, parūkytą ungurį, kai jūs pjaustat, reiškia, ypatingai šviežia, kol nesustengęs, reiškia, niekada jau tas pjūvis nepasipils krauju, reiškia. Nu, o čia tai, aišku, būtinai irgi išvalote viską iki švarumo, kad tikrai būtų švaru. Reiškia, nepaliekate jokių kraujo ir kitų, reiškia, dalykų. Nu, tai esmė ir pagrindas, tai vat yra ungurio toksai valymo. Žiaunas galite imt, galite neimčiau, kaip sakant. Jūsų reikalas. Tai tiek viso.